Kai savaitės viduryje Jurgitos dalyvavimas projekte pakibo ant plauko, jai padėti pasišovė super vyras. Asambulom badai ir buratinai šoka. Niekada gyvenime nešokęs Tautvydas į pasiūlymą pagelbėti žmonai, nei nesudvejojęs atsakė taip. Ne, hebrytė, girdi. Taigi kaip aš galiu, artimiausias žmogus dabar mes savo mylimiausią žmoną, tokią dieną, negaliu aš palikti jos, aš ją myliu, padėsiu, stengsiu, darysiu visą, kad viskas būtų kuo puikiausiai. Pasiruošti šiandienos šokiui Tautvydas turėjo vos 3 dienas. Jau po pirmos treniruotės poros choreografė Gabrielė Valiukaitė Tautvydą gyrė. Pas jį plastikos tikrai yra. Kaip pas vyrą, nes šiaip vyrai pagrinde kaip taisyklė yra kietesni. Tai pas jį tie klubiukai, jie juda, jam visai viskas ten gerai sekasi. Aišku, nepadarysim kažkokio tai stebuklo, ten neparodysim pasaulinio lygio technikos ar panašiai, nes tai reikia dirbti metų iš metus. Bet ką aš mačiau vakar, tai manau, mes, kaip pasakyti, labai žmonių nenuvilsim, tai tikrai. O ką apie visą tai mano pati Jurgita? Ar pasitiki naujuoju partneriu? Vyru tai labai pasitikiu ir taip ir galvoju, kad čia bus man irgi iššūkis ir gal bus su ta teigiama ir laiminga pabaiga, nes įsivaizduoju, kad aš galėsiu šį kartą atsipalaiduoti. Pažadu, bus bomba.